Labas, esame Sakalo studijai, pas mane yra pacientas Konstantinas vardu ir šiandien jisai papasakos, kuo skundžiasi, kas vyksta su jo kūnu ir mes pabandysime padėti terapiškai jo. Taigi, Kostai, pasakyk, kuo skundėsi? Apie rugsėjo mėnesį pereitus metais pradėjo skaudėti gerklę. Gydžiaus per tusynų, ten visokiais žolelėm, nieko nepadėjo. Tada gruodžio mėnesį nuvažiavau pas Laurą ir nustatė, kad rūgštis kyla ir išrašė vaistų, pradėjau naudoti. 40 dienų panaudojau, nutraukiau ir iškart praradau balsą. Negalėjau pašnekėti. Ir vėl pradėjau toliau naudoti tuos vaistus, lyg tai biški geriau. Šnekėti galiu, bet gerklės skausmas nepraeina. Supratau. Tai mes šiandien jau gimsta planas, man ką veiksim, tai šiandien pradėsim nuo to, kad apžiūrėsim laikyseną. Taip. Matau, kad yra kairės šonas jau rodo, kad yra kažkur čia kompresija. Greičiausiai jau yra ir stuburo įtraukta segmentų į šitą kompresiją, nes yra toks kaip ir linkis matosi. Matom, kad kažkas tai spaudžia šitoj daly. Rotacija į dešinę yra jau pasunkėjus, o į kairę daug lengvesnė yra. Jo. Tai gerai, parodykit, į dešinę pasisukam. Aha, ir išfiksavom. Gerai. Ką dar matom? Taip, kol kas matau daugiausia tai čia, kaip ir sakiau, kaklo regionas. Šiek tiek matosi dubuo, yra jau pavažiavęs į dešinę, kad atsverti šitą disfunkciją. Daugiau kaip ir tokių rimtesnių pakitimų nematau. Pasižiūrėsiu šiek tiek dubens padėtį. Dubens padėtis. Pasižiūriu kulbakaulius. Šiek tiek dešinys aukščiau. Dyglius susirandu užpakalinius viršutinius. Jo. Ar yra skausmingo čia vieto? Ne, nėra, kur aš spaudinėjau. Nėra. Čia kažkur? Ne. Yra dygliai čia. Dygliai vienodi. Kulbakaulių aukštis yra skirtingas, dešinys aukščiau. Dabar norėčiau, kad dar šoną atsivetų. Čia suglaudžiam pėdas. Paprašysiu užsimerkti. Aha. Taip, aš laikau, aš esu šalia. Taip yra šioks toks vestibuliarinio aparato, toks jau kaip ir sunkesnis darbas, bet kaip prisitaikė, jau lengviau. Bet yra šiek tiek tokio nestabilumo, dėl to šalia stoviu, kad pagauti, jeigu reikės pacientą, mes nežinom niekada, ar viskas tvarkoja. Galite atsimerkti, ar būna sutrikimų balanso, kad dingsta balansas? Spalio pabaigoje, būnant sanatorijoje, turėjau rimtą sutrikimą, nuvežiau greituoju, tuoj pas sukosi galva, vėmiau, nuvežė į priėmimą Palangoje, lašelinės pastatė ir po paros praėjo. Daugiau nesikarto. Noriu tik pasakyti vieną dalyką, jeigu atsiranda skausmas testuojant, jūs nutraukėte testą ir pasakot, šiek tiek diskomfortas gali būti traumuoti, dar kažkas, viskas tvarko, bet jeigu toks nepakeliamas skausmas, mes nesigalinėjam. Mūsų nėra tikslas parodyti, kuris stipresnis ar ten galinėtis, kaip aš sakau. Čia yra tikslas išsiaiškinti, ar raumuo funkcionuoja. Gerai? Supratau. Gerai. Taigi mes pradėsim nuo... Kadangi yra simptomas susietas su vidaus organų problemomis daugiau, tai mes pradėsim testuoti nuo nuo skrandžio raumens. Aš apeisiu skrandį, plaučius praeisiu,
stemplę provokuosim, širdies, žarnyno išsitestuosim, pasižiūrėsim, kas vyksta ir kokie čia signalai, kokie tonusai, pasižiūrėsim, kokia disfunkcija yra ir pasižiūrėsim dar klajoklių nervą, diafragminį nervą, pasižiūrėsim, kaip jisai funkcionuoja. Patestuosim kaukolę, patestuosim dubens padėtį. Tai išsiaiškinsim, kas vyksta šitam regione ir nuo to pradėsim. Tai testas bus taip. Laikysim ranką, petį žemiau. Neskauda? Ne. Gerai. Štai taip. Aš prašau jūsų išlaikyti šitą ranką. Aš spausiu šitą kryptim, ten, jūs čia. Gerai? Biški dar paleiskit biški. Va čia. Atsiremiam, man į delną, stipriai spaudžiu, neleidžiam. Taip. Hipotonusas. Aš traukiu stipriai, neleidžiam, stipriai. Taip. Hipotonus. Dvipusis hipotonusas jau įtariam, kad vidaus organo problema yra, jis jau kažkur įtrauktas. Dabar įsitestuosiu plaučių raumenis. Aš spausiu žemyn, jūs man neleidžiat, gerai? Stipriai laikom. Mažas tonusas. Stipriai laikom. Irgi mažas tonusas. Plaučiai. Taip, širdies raumenį. Ir aš dabar spaudžiu dar čia, gerai? Stipriai laikom, spaudžiu, neleidžiam. Taip, yra mažas tonusas čia. Ir netgi jaučiu, kad yra pamažėjus amplitudė tos rankos. Atpalaiduojam ranką visiškai. Čia irgi amplitudė šiek tiek tokie jau apsunkus yra. Laikom, atsiremiam, stipriai. Taip, čia irgi mažas tonusas. Po dyglinį raumenį ištestuosiu. Aš spaudžiu, neleidžiam. Stipriai. Skausmas, ne? Kitos rankos pasižiūrim. Stipriai laikom. Čia nėra skausmo. Gerai. Dvipusis irgi hipotonus. Aš spaudžiu taip, jūs man neleidžiat. Stipriai. Aha, kita. Stipriai. Tiesus išlaunės hipo. Taip. Turim kepenis, pasižiūrim kaip kepenis. Aš spaudžiu taip, jūs man neleidžiat. O čia laiko. Kitoj pusėj. Stipriai. Laiko. Pasižiūrim, ar tai yra norma tonusas. Stipriai. Kol kas rodo hipertonus. Spaudžiu, neleidžiam. Silpsta. Vadinasi, tai yra raumuo hipertonuse. Yra padidintam aktyvumui. Tai yra pakinklinis raumuo. Laikau taip. Aš suku taip, jūs man neleidžiat. Stipriai. Aha, hipo. Stipriai. Hipo. Kvadratinis. Įsikabinam su rankom. Labai gerai. Būnam toj padėti, kur buvo grįžtam. Laikom stipriai. Mažas tonusas. Kita pusė. Stipriai. Mažas tonusas. Hipo. Kriaušinį raumenį. Laikom. Aš traukiu, neleidžiam. Aha. Pakeičiu padėtį. Stipriai. Vat. Jaučiat, kokią kryptim traukiu? Jo. Stipriai laikom. Irgi hipo. Užtvarinis raumuo šiek tiek arčiau. Stipriai. Hipo. Tos kojos užtvarinis raumuo. Biškį arčiau. Ir laikom stipriai. Irgi hipo. Kadangi maždaug išsižiūrėjau raumenų tonus aplinkui kūną, dabar žiūrėsime, kas atstato visų raumenų arba daugelį raumenų tonusą, kuri kūno dalis ar provokacija konkrečiai, kas yra labiausiai traukta. Tai pradžiai aš padarysiu taip, kad pradėsim nuo kaukolės, suprovokuoti kaukolę, laikom stipriai, didėja tonusas, į vidų, stipriai laikom, stipriai į vidų, pėdą į vidų. Čia nedidėja. Atstatė dalį, atstatė krūtinės, raktikaulinę dalį, atstatė 12 pirštę žarnos, tai tiesiai iš launies, bet neatstatė tulžies puslės, plaučių neatstatė. Tai aš toliau dar ieškosiu, dabar paprovokuosim kaklo dalį. Čia matom, kad niekas nereaguoja. Laikom
Stipriai. Nereaguoja. Vis dar pakinklinis raumuo niekur nereaguoja. Nors aš labai prie jo kabinuosi, nes tulžies pūslės problemas labai susietos yra su rūgštimis, rūgštingumo. Tai labai noriu atrasti raumenį, kuris dar ir atstatytų tulžies pūslės funkciją. Tai dabar pažiūrėkime ant pačios tulžies pūslės. Latako stipriai. Va čia didėja. Čia didėja. Grinai delną, taip atpalaiduojam delną. O čia jau didėja tonusas. Didėja, kai uždėjom ant kepenų maždaug. Gerai, dabar norėčiau dar kartelį uždėti ant bendro latako ir pertestuoti kitus raumenis. Stipriai. Didėja. Spaudžiu žemyn. Didėja tonusas, deltinis raumuo ir krūtinės didysis raumuo, raktikulinė dalis padidina aktyvumą. Ir plonojo žarnyno arba dvylikapirštės, tai tiesusis raumuo irgi padidino aktyvumą. Stipriai. Tonusas normalizavosi. Laikant čia, normalizavosi tonusas. Kvadratinį juosmens raumenį. Laikom. Aš traukiu. Irgi didėja tonusas. Pasižiūrėjom, ar visus atstato, bet pažiūrėkime, ar tai yra prioritetinė problema. Gal mes dar nesam ten, kur reikia. Tai aš tiesiog atlieku stuksenimą kairiai pusiai, smilkininiai daly ir testuosiu vėl raumenį, bet kokį, sakykim, čia. Stipriai. Jo. Nemažėja tonusas. Vadinasi, čia yra prioritetinė dalis. Pavyzdžiui, mes prieš tai radom čia įtrauktą, kur irgi atstatė stipriai. Pažiūrėkime, ar čia yra prioritetinė dalis. Stipriai. Ne. Kūnas sako ne. O čia stipriai. Stipriai. O čia sako taip. Vadinasi, mes dirbsim su šita vieta, įtidirbus gerai šį tulžies pūslės ir kepenų lataką, turėtų pradėti gerėti visos kitos funkcijos. Tai dabar taip. Sulenkiam koją. Testuosiu aš dabar tik tą raumenį. Va, tik tą. Gerai? Gerai. Ir... Taip, aš pasigausiu latakėlį. Va. Tai maždaug, jeigu taip kepenis ir bambą dalintumėm, tai čia yra pirmas, antras, sakykime, trečdalis, ne? Pirmas, antras ir trečias, trys trečdaliai. Tai, sakykime, čia būtų pats pirmas. Ne? Pirmam trečdalį maždaug po šitą projekciją. Aš dabar atlieku rotaciją sulig laikrodžio rodiklį. Ne, sako. Jeigu prieš, į vidų stipriai pėdą, sako jo. Sulig laikrodžio, į vidų stipriai, visai nebėra tonusą. Ar jaučiasi skirtumas? Be abejo, ne? Gerai, tai vadinasi, mūsų tikslas dabar prieš laikrodžio rodiklį. Tai aš tą vat ir darysiu dabar. Nainu, jautrumas yra? Toks yra. Yra. Aš jaučiu, kad ten yra kažkas tai. Ir aš dabar pradėsiu rotaciją, sukimą. Prieš laikrodžio rodiklį. Ir kvėpuojam. Ramiai. Būnam. Ir laukiam dabar kažkokios tai reakcijos, kažko tai. Kol kas nieko. Labai gerai. Laukiam tada. Ar nekyla rūgštis, nekutena gerklės? Žinok, mažiau net. Mažėja. Mažėja. Ką jaučiat? Kas mažėja? Maždaug pirštais gali Tas perštėjimas toks pasidaro, kaip vėdintų čia kažkas. Kažkas keičiasi, taip? Jo. Jau yra reakcija, jau kartais tai būna neigiamas reakcijos, sako, aštrėja, kartais teigiamas, tai visos reakcijos yra geros. Svarbiausia, kad kažkas tai vyksta, nes kai yra reakcija, aš labai džiaugiuosi, vadinasi, mes pataikėm kažkur, tai jau einam link to, kad kūnas keičia kažką.
Ir jau nervų sistema. Ką aš jaučiu? Aš jaučiu tarp pirštų, kad pradeda lengvėti. Kad pojūtis aš dabar galiu daug giliau eiti ir daug laisviau yra čia. Tai mes ieškom visą laiką padėti kūnui, neiti niekada prieš jį. Visą laiką einam, kaip mes galim padėti. Testuojam, ar taip geriau, ar anaip. Niekada nedaryti to, kas kūnui blogina situaciją, ne? Nes tai nėra terapija. Terapija yra tada, kai mes padedam nervų sistemai tvarkytis. Mes negydom, mes padedam nervų sistemai pačiai išgyti. Tai čia šiuo atveju kažkas yra tokio. Ar dar yra kokių pojūčių? Perštėjimas tebėra gerklės, bet jis toks švelnesnis. Švelnesnis. Daugiau naujų neatsiranda pojūčių. Ne. Pojūtis yra, kad čia sulengvėjo, kad čia spaudžiant dabar daug yra kažkoks spazmas nusiėmė, ne? Bet aš dabar noriu tiesiog pasižiūrėti, kaip raumo laikosi. Į vidų stipriai, stipriai, stipriai. Visai tonusas kitoks jau, ne, koja dar šitą, taip. Ir į vidų, stipriai, tonusas visai kitoks. Norma tonusas. Mes pažiūrėkim kitus raumenis, krūtinės, raktikaulinė dalį, stipriai. Tonusas yra. Stipriai. Tonusas yra. 12 pirštės. Tonusas yra. Pažiūrim, ar norma tonusas. Sutrumpinu skaidulas, padarau sutrumpinimą. Testuoju. Stipriai. Norma tonusas, nusilpo raumuo, vadinasi, direkcija yra gera. Dar turėjom kriaušinį. Norma tonusas, ar abipusis. Pažiūrim. Stipriai. Stipriai, stipriai, stipriai. Šitoj pusėje ne. Ar būna klubo skausmų šitoj pusėje? Būna. Aš įtariu, kad čia yra kažkas su klubo sąnariu dar susijęta. Dėl to neatsistatė vienoj pusėje, bet vienoj pusėje labai gerai pagerėja. Kepenis būtinai pažiūrėkim. Tai krūtim kaulinę dalį. Stipriai. Labai gerai. Ar norma? Stipriai. Super. Atsistatė. Tai, dar vieną raumens nepertestavom, labai svarbaus šitam tai kvadratiniai asmens. Tai dar šitą pažiūrėkime. Aš traukiu, neleidžiam. Tonusas geras. Kitos pusės. Stipriai. O va čia tonuso ne. Dabar, kadangi sakė, kad buvo apendicito operacija, tai aš dabar norėčiau paliesti šitą, kad jūs paliestumėte čia. Stipriai. O va čia jau gerėja. Gerai. Laikom čia. Pažiūrėkim, ar skrandis kartais nesureaguoja į šitą mūsų. Sako, jo, nepatinka. Nepatinka. Kepenis. Palaiduojam. Laikom. Stipriai. Nepatinka. Vadinasi, yra dar čia ką tvarkyti, tai mes ir čia. Dabar šiek tiek padirbsim su randu. Čia reiktų išspręsti, norint kūnui padėti ir visą žarnyno raištinį aparatą, kad šiek tiek atleisti ir subalansuoti. Tai mes turim ten, kur yra saugos, kur yra operacijos darytas, labai yra svarbu išspręsti ten tas situacijas ir padėti kūnui irgi kiek įmanoma geresniai padėti laikyti žarnyną, nes žarnynas labai svarbus, virškinimas vyksta. Sako, antras smegenis mūsų. Tai nebėra beveik skausmo, visiškai buvo. Jaučiu, kad aš irgi čia jau yra visai kitaip. Biški dabar gilyn. Normaliai. Pasižiūrėkim, patestuojam raumenį. Rankas taip. Ištiesiam koją. Kojas ištiesiam. Aš traukiu ten, jūs ten. Stipriai atsistatė tonusas. Vadinasi, buvo įtraukta labai svarbi dalis. Testuojam dar blūžnę. Blūžnės raumenis, tai vidurinė trapecija. Žemyn ranką, žemyn. Ir kiek išeina dabar sukam va taip. Va. Aš spaudžiu žemyn, jūs man neleidžiat. Jūs žemyn, o aš į viršų, atsiprašau. Laikom. Taip, kažkas. Aha. Hipotonusas. Jūs žemyn, aš į viršų. Hipotonusas. Kasos plačiausiasis nugaros raumuo. Pažiūrim. Prispaudžiam žemyn ranką, žemyn.
ir tuo pat metu žemyn, toks vaizdas, kad ir žemyn, va taip į žemę ir už savęs ranką. Du judesiai. Stipriai laiko. Hipotonusas. Spaudžiam žemyn. Taip, hipotonusas. Dabar vėl turime dar blužnies raumenį, kasos ir dar visą regioną, kuris reaguoja į provokaciją. Tai mes pažiūrėkim taip. Dedam giliai pirštus maždaug kasos projekcijai. Žiūrim, ar atsistato plačiausiasis nugaros. Žemyn, stipriai ranka. Atsistato, laikom, o čia atpalaiduojam. Persukom. Aš į viršų į žemyn. Stipriai. Atsistato. Pažiūrim, ar yra svarbi šita dalis. Stipriai. Taip. Disfunkcija svarbi. Diskomfortas yra. Pabandau spausti žemyn ir į dešinę, į jūsų dešinę. Va šita kryptim. Ir dar pasuku sulig laikrodžio. Testuojam. Žemyn, pritraukiam. Žemyn ranką, stipriai. Čia patinka. O jeigu keliu į viršų ir į kairę ir suku prieš laikrodžio rodiklį. Stipriai. Ne, sako ne. Vadinasi, nesunku nuspėti, kad mes eisim gilin į audinius. Aš nesu tiesiai ant kasos, nes kasa yra labai giliai. Aš maždaug esu ant 12 pirštės, žarnos, skrandžio, maždaug kepenų, va čia tas visas kampas. Ir aš dabar šiek tiek su visais audiniais stumdama žemyn į dešinę ir sulig laikrodžio rodiklę. Ir įjungia dar kvėpavimą, gilų kvėpavimą. Gilų, bet tokį švelnų. Čia stipriai. Mes pabūsim ir pažiūrėsim, kas keičiasi. Nes čia buvo kryptis, kuri atstatė ir tai vadinasi kūnui nėra žalinga, tai padeda. Tai mes turim išdirbti dar ir šitą. Kokie pojūčiai? Nėra daugiau kažkokių tai išskirtinai. Lyg tai biškį kiltų rūgštis. Nori kilti. Jo. Kaip ir sakiau, bet koks ženklas, kad kažkas vyksta, yra gerai. Svarbiausia tai nėra, kad nepakeliamas skausmas. Ne? Bet kad kyla rūgštis, gali dabar trumpam kilti ir galim netgi šiek tiek sužadinti tą problemą. Būtent dėl to, kad jinai lengviau susikoreguotų išėjus pacientui iš čia. Kažkur lyg tai nuoja. Gerai. Pasižiūrėsim dabar. Spaudžiam žemyn ir vis į save traukiam. Stipriai, žemyn. Labai gerai. Tonusas atsistatė. Stipriai. Tonusas atsistatė. Vidurinis trapecijos. Atpalaiduojam ranką. Va. Spaudžiam žemyn, o aš traukiu į save. Stipriai. Tonusas atsistatė. Taip, mes dabar pasižiūrėkim, ar dar čia kažkas reaguoja. Stipriai. Ne, nebereaguoja. Pažiūrėkim, ar diafragma reaguoja dar. Spaudžiam. Ne. Stipriai. Ne. Skrandis. Stipriai. Ne. Pažiūrėkim. Norėčiau, kad ant gerklės uždėtumėt ranką. Pažiūrėkit. Palaiduojam ranką. Čia laikom. Aš spaudžiu žemyn. Nereaguoja. Jūs žemyn, aš į viršų. Stipriai. Stipriai žemyn. Čia dar yra reakcija. Taip. Taip. Dabar darysim taip. Nurijam seilės. Stipriai laikom. Reaguoja dar ryklė. Vadinasi, įtariam, kad dar yra klajoklio nervo užspaudimas. Ir mes dabar darysim taip. Paieškosim padėties, kuri atstato tą rijimą. Aš noriu, kad uždėtumėm pirštus. Pakelkit galvą. Va čia. Nurijam. Atstato.
Kadangi Konstantinas, kai stovėjo ir užsimerkė, susibavo, aš turiu įtarimų, kad kraujotaka tarp slankstelinėse arterijose yra sutrikus. Ir aš dabar panaudosiu techniką atstatyti ją ir palengvinti šiek tiek kraujotaką į smegenis. Ne? Tai mes ir tą ir darysim. Tai ką, aš paprašysiu pakelti galvą, padėti. Atsipalaiduojam. Ir labai švelniai, jokių stiprių, jokių korekcijų, kaulų, nestumdų, nieko, tiesiog atpalaiduojam minkštuosius audinius aplink pirmą ir aplink kaukolės pamatą. Jeigu yra vyresnio amžiaus žmonės, tai reikia tikrai labai atsargiai su šitą sistemą dirbti, neperspausti, neprovokuoti, nes ši yra labai jautri sistema ir labai daug yra čia kraujotakos, dvi tarp slankstelinės arterijos ir miego ir dvi arterijos atneša kraują į smegenis, o junguliarinės dvi venos išneša. Ir čia visas tas aparatas jisai jungiasi, labai yra susietas, tai mes pradedam šiek tiek padedam kūnui palengvinti tą kraujotaką. Ir aš tiesiog esu su pirmu slanksteliu kontakte, aš nieko nekeičiu. Būna, atsileidžia audiniai, jaučiu labai lengvus. Labai lengva korekcija, tiesiog neperspaudžiam. Koks pojūtis? Nežinau, kaip įvardinti, bet man patogu šitai. Patogu. Ar reaguoja, pavyzdžiui, stemplė, skrandis, dar kažkas? Ar yra pojūtis, kad reaguotų kažkas? Taip. Stemplės dabar skausmų jokio nejaučiu, skrandžių nejaučiu, o tik gerklės va čia. Perštėjimas yra. Jaučiu atsileido audiniai, šiek tiek nuo pirmo slankstelio ir antro atitraukiu pakauškaulį. Toks atsipalaidavimas jaučiasi sprando. Super, atėjo atsipalaidavimas ir ką aš jaučiu labai šilumą atėjo į pakauškaulį, vadinasi, kraujotaka tikrai sureagavo ir jinai pradėjo laisviau judėti ir labai gerai jaučiau šilumą, vienu momentu antplūdis toks atėjo. Super. Dabar dar atpalaiduojam. Ar malonu? Labai. Ar yra pojūtis, kad visas kūnas atsipalaidavo? Yra. Kadangi... Ramiau, kažkaip taip. Jo. Gera, tai gulėčiau ir gulėčiau. Jo, tai čia, kadangi prie pirmo slankstelio atleidžiam minkštuosius audinius ir kietąjį smegenų dangalą, irgi nugaros smegenų dangalą, tarp kietojo smegenų dangalo ir nugaros smegenų dangalo įtampa, tai ir tuo metu klajoklis nervas irgi atsileidžia. Ir kai jisai atsileidžia, žmonės dažnai sako, kad man yra daug ramiau, daug geriau yra. Tai jeigu yra ten įtempta, tai šiuo atveju buvo, tai mes tiesiog atsileidom ir tikrai jaučiau, kad kūnas atrodo suglėba. Norėčiau, kad nurytumėt seilės tiesiog. Stipriai laikom, atsistatę, pereinam visus raumenis, pasižiūrėti, ar tikrai pagerėjo. Stipriai, super, jų žemyn, aš į viršų. Veikia, ištiesiam koją, padedam koją, šitą koją padedam. Spaudžiu, neleidžiam, stipriai, veikia. Leidžiam žemyn ir į vidų, stipriai, veikia. Pėdai save, stipriai, sustiprėja. Kepenų, stipriai, norma tonusas, labai gerai, stipriai, atleidžia, suprovokavus, biškį taip, stipriai, super, atsileidžia, taip. Ar gerai jaučiatės? Gerai. Tai mes einam jau į pabaigą. Ir dabar pakviesiu tiesiog atsisėsti, neskubėti, atsistoti, gerai, pasėdėti pradžiai, šiek tiek, gali galva suktis. Tai reikia, kad normalizuotųsi kraujotaka.
Ar nėra blogai? Ne. Pabūnam. Toks įvykiai. Gerai, ar viskas tvarkoje? Bet labai. Net labai. Ką jaučiat? Einam biškį į priekį. Ką jaučiat? Atsisukam čia. Man toks labiau atsipalaidavęs ir atrodo, į priekį žiūriu, tokį gamtą šviesesnį. Šviesesnį. Jo. Taip. Ar nieko neskauda po terapijos? Ne. Koks čia pojūtis yra? Ar Čia nėra? atrodo laisva, viskas Taip. gerai. Nu, bet perštėjimas vis tiek. Taip, yra dar perštėjimas. Tai jo. Ar jisai sumažėjo ar liko toks pat? Sumažėjęs. Kažkiek sumažėjęs. Labai gerai. Jo, tai... Tas, kur buvo, nu, toks kažkoks kaip gumuliukas, nu, jaučiausi, kad vis laik rytoj. Gerai. Tai nebėra tokio labai jau didelio. Bet dar jis jaučiasi, bet... Gerai. Aš paprašysiu dabar jūsų laikyseną, mes dar pažiūrėsim, gerai. Tai nusisukam, suglaudžiam kojas. Taip. Matosi, kad čia pradėjo kažkas tiesintis. Ne, jau, tad kairė mentis pradėjo jau kilti. Tik tais problema dar yra galvos padėty ir dar galva vis yra palinkus. Vadinasi, dar čia nėra išspręsta, dar čia tvarkysim, dirbsim. Tačiau jau kažkoks tai spazmelis ir kažkoks pasikeitimas lengvas šitam regione, kur sakiau, kad kompresija yra, jis jau keičiasi. Tai matosi ir šiek tiek vizualiai. Kadangi dar yra galvos padėtis, tai greičiausiai dar nėra pilnai sutvarkyta. Tačiau kažkas į šitą pusę. Dabar norėčiau jau dabar šoną. Aha. Nu va. Galvos padėtis irgi vis dar liko pastumta į priekį. Tačiau čia yra šiek tiek laisviau. Tai kitas jau mano darbas būtų jau laisvinti ir dirbti su kaklo raumenim, žiūrėti, ką aš galiu čia padėti. Ir toliau, aišku, ir toliau stebėsim situaciją, nes dabar mes išlaisvinom viską. Tai dabar 2-3 dienas, kol dar tikrasis rezultatas ateis ir mes dar turėsim pasižiūrėti, koks bus iš tikrųjų rezultatas. Ar dar gal sumažės rūgštingumas, nes būna, kad reikia dar keletas dienų kūnui šiek tiek susistiguoti. Gerai. Viskas tvarkoja, ne? Tvarkos. Super. Ačiū. Ačiū. Na ką, esame pas Konstantiną namuose ir šiandien yra lygiai 2 savaitės, kaip mes jau esame atlikę procedūrą ir norėčiau Konstantinai paklausti jūs, kokie pojūčiai, kokie rezultatai per tas 2 savaitės? Pasijauti jau pirmieji tai simptomai, kad gerėja 3 dieną. Rytmetį jau atsibudau, atsikėliau ir jau balsas nebuvo pakitęs 3 dieną. O šiandien jau po 2 savaičių nebejaučiu jokių ligos simptomų. Rytmetį atsikeliu, nei gerklė skauda, simptomų tokių iš viso nebėra, jaučiuosi labai normaliai. Kaip mano amžiui, kad žmogus galėtų jaustis. Supratau, o ar nebuvo kažkokių tai laikinų sublogėjimų per tas dienas, ar kažkokių tai kitų gal negerumų išlindę, kas būtų susiję su mūsų korekcija? Ne, tai labai gražiai kaip kreivė aukštyn kilo be jokių nukrypimų, vis kasdien vis geriau ir taip savaitai su viršum prabėgus, taip, sakykime, gal 13 dienų, ten 12 dienų, lygos simptomai visiškai dingo ir jaučiuosi visai normaliai. Super. Nu tai ką, ačiū už atsiliepimą. Ir ačiū jums už pagalbą man, nes labai jau prastas buvo gyvenimas, atsikeli rytmetį, gerklė skauda, nori ryt, seilės pastoviai stoja, tai vargina. Taip. O dabar, sakau, jokių simptomų, tokių lygos nebėra
Ir ačiū labai, kad man padėjot. Ačiū.